Pažiūrėsime, kuris bus produktas geriausias. Maisto mūšis. Šiandienos laidoje matysite. Drebulė. Nuo 1993 metų pradėjau gaminti. O Jėzus. Koks šliktus. Biškiai nusivylimas. Gal minusuoti reikia baliukų biškiai? O. Sveiki, mėlėjai, susirinkę į penktadieninę laidą Maisto mūšis, kur mes degustuojame įvairiausius produktus iš parduotuvių, arba iš restoranų, arba padarant jungtinę special degustaciją, o galbūt kažkokio brendo arba kažkokio paprasto produkto. Kalbant apie special dalykus, mes šiandien turime specialią velykinę laidą, kur mes degustuosime net 2 produktus. Tai pirmas dažniausiai pasitaikantis prie kiaušinių ir ant velykinio stalo ir jį jūs matot prieš akis. Tai yra majonezas. Mes šiandien turime net 5 kompanijų majonezus. Tai patikrinsim, kuris yra skaniausias, kuris tinkamiausias, kuris kokybiškiausias ir kurį labiausiai verta pirkti. O antras, tai yra desertas, labiausiai vaikai mėgsta, tai šokoladiniai kiaušiniai. Ir pažiūrėsime, kuris yra saldžiausias, kuris yra skaniausias, o galbūt kuris mažiau turi cukraus. Pažiūrėsime, paragausime ir įvertinsime. Taigi, nelaukdami, važiuojam. Na ką, kadangi mes pradėsime nuo majonezų, tai pradėsime nuo pirmosios kompanijos, tai yra Well Done. Patikrinsim, kas čia per majonezas, nes man įdomu iš tikrųjų. Nes Well Done iš tikrųjų labai daug Maximoje yra prigaminusių visokių tokių produktų. Tai paragausim, ar jis yra vertas dėmesio ir pažiūrėsim, kokia konsistencija, nes man įdomu. O, visai įdomiai čia, žinokit. Oho, čia visai toks įdomus galiu parodyti. Jeigu prisiartins, geltonas visai, labai gražu. Aišku, gal biškį per daug pasėmiau ir padegustuosim. Bet kad nukrist, labai sunkiai nukrenta. Kas šiaip neturėtų būti taip iš tikrųjų. Man iš karto ta konsistencija biškį per tiršta. Aš duočiau konsistencijai kokius 8 iš 10 gal net. Biškį per tiršta, bet nėra bloga. Tikrai nėra bloga. Nu, paragaukim, pažiūrėsim. Ne, skonis nėra blogas, skonis tikrai neblogas. Iš visų majonezų, kažin, ar ne pigiausias čia variantas buvo klausimas. Šiaip iš tikrųjų skonis, duočiau 8 iš 10 irgi. Nėra kažkas wow, tikiausiai geriau. Kažkoks keistas man tas majonezas. Nežinau, nėra blogas, vertas dėmesio, verta pirkt, galit. Bet man asmeniškai gal net 7 iš 10, mažiau tikrai neduosiu. Neblogas. Taigi, Well Done majonezas, vertinimą galit matyti čia. Taigi, važiuojam prie kito majonezo. O dabar mes turime populiarus pasaulyje majonezas Hellmann's. Nors nežinau, ar čia pasaulyje jis populiarus, bet Europoje tai turėtų būti populiarus iš tikrųjų. Gerai, atsukime. Čia toksai. Free range. O, free range. Ką reiškia free range? Jeigu kas jūs vertimą čia galit matyti. O, drebulė. Žiūrėkit. Drebulė. Įdomiai, pažiūrim. Va šitą labai lengva paimti majonezą iš karto. Toksai netirštas. Lagame kris. Labai lengvai krenta. Labai lengvai krentantis. Konsistencija nebloga, bet biški, gal man asmeniškai gali biški per skystai. Noriu pradau. Skonis toksai irgi neką. Konsistencija irgi 8 iš 10 duočiau. Pažiūrėkim ant kiaušinių, kaip viskas. Pažiūrėkim, paragaukim. Mama, man čia reikia daugiau majonezų. Šiaip nėra kažkodėl. Žinot ką? Aš visiškai nejaučiu skonio. Gal ir nėra blogai, bet man asmeniškai trūksta skonio. Biškučiuką turėtų. O gal čia ir gerai, kad nėra to skonio, aš net nežinau. Gal ir vertas dėmesio visai. Skonis, nėra to skonio. Nežinau, man reikia to skonio, kad biški, kad būtų tas, žinot, truputį gal kažkiek kiaušinį užmuštų. O čia nėra to. Man Hellmann's 6 iš 10.
skonis. Nu ne, 5, man asmeniškai Hellmann's 5 iš 10. Kitas yra Daumantų klasikinis pusriebis majonezas. Nu, čia turėtų būti įdomu iš tikrųjų, aš manau. Paragausim. Nuo 1993 metų pradėjau gaminti. Ir šitas majonezas yra įvertintas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos medaliu, sidabriniu turbūt tikriausiai, ir tada metų gaminio medaliu 97 metais buvo įvertintas. Irgi sidabriniu, kaip suprantu, auksinio nedavė. Nu, pritrūko, matyt, kažko pritrūko. Nu, o pažiūrim, kaip konsistencija. O Jėzus, skystalas. Skystalas. Aš nežinau, ar čia taip turi būti. Aš tikėjausi iš majonezo biškį daugiau. Nu, bet čia pusriebis. Tai aš ir vertinsiu kaip pusriebis. Nu, gerai. Konsistencija man šito tai tikrai nepatinka majonezo. Aišku, gal kitą būčiau pasėmęs majonezą, gal būtų gera konsistencija. Bet šitas yra, nu, bet aišku, įvertintas yra tas pusriebis. Gerai. Irgi keistas skonis. Nu, nežinau, vertinu kaip pusriebį gal. 7 iš 10 turiu vertinti, aš negaliu daugiau vertinti. Paragausim dabar, pažiūrėsim, kuo vertas. Apšė nieko nejaučiu. Skonis 5 iš 10. Prastas tikrai. Arba net 4 iš 10. Man Hellmann's labiau patiko skonis. Šito ne. Konsistencija labai prasta irgi man nepatiko. 6 net iš 10 vertim konsistenciją. Šitas majonezas tikrai ne man. Nežinau kaip jums, bet tikrai ne. Kitas majonezas yra Kėdainių originalus majonezas. Šitas jau man duoda kažkokių vilčių labai didelių. Rašo, kad čia su laisvai laikomų vištų kiaušiniais maišyta, omega 3 šaltinis. Nu gerai, patikėsiu, kad geras. Tikiuosi toks, koks turi būti. O, jis čia užsuktas. Oho, jau nustebino. O, žiūrėkit. Drebulė. Ojujujujui. Vos nenukrito. Pažiūrėkit, drebuliukas. Atrodo konsistencija gera. Man patinka šito majonezo konsistencija. Duodu tikrai 9, gal net 10 iš 10 duodu. Kiek aš tą manau majonezų, ten irgi gera konsistencija šiaip buvo. Gal net biškį per tiršta, šitą geria. Kėdainių vertinu 10 iš 10 konsistencija. Čia nėra nei per tiršta, nei per kažkokį. Dabar skonis svarbiausia. Jaučiuosi, bet... Nu ką žinau, skonis 8 iš 10. Nežinau, nelabai patiko. Panašus kaip ir Veldanų labai skonis. Gal čia jie tokį turi būti. Labai seniai valgiau majonezo kartu su kiaušiniais, tai man kitaip truputį veikia. Gal ir toks skonis, ką žinau. Bet čia matot, kitoks yra, originalus, ten kažkoks kitoks buvo, be konservantų ir panašiai. Bet Kėdainių nenuvilia. Bet jau 10 gavo iš manęs dėl geros konsistencijos. Ta 9 iš 10, man atrodo, daviau, bet čia jau yra 10 iš 10. Dar vienas legendinis majonezas, tradicinis. Pirmas lietuviškas be konservantų, nuo 1981 metų. Pažiūrim, kuo jis vertas. Man nepatinka. Ai, ne. Irgi žiūrėkit, drebulė. Bet šitas kietesnis. Ai, ne, gerai, šitas geras. Čia irgi 10 iš 10, jeigu ką. Čia 10 iš 10. Turi va taip krūtėti. Nors biškį jis man... Ne, bet jis ir turi gal toks būti. Ai, ne, jis gerai, nukrenta. Nu ir pažiūrime ant paskutinio kiaušinio, ko jis vertas. Nu davai, nenuvilk. Koks šlykštus. 2 iš 10. 2 iš 10. Šlykščiausias majonezas. Ai, namas. Ne, paladažyti kąsiu, gal klystu aš. Jau koks šlykštus. Konsistencija gera, bet skonis tai koks prastas. Tai buvo paskutinis majonezo produktas, o dabar keliausime prie antrosios dalies. Na ką, o dabar atėjome prie antrosios dalies ir aš matau, kiek čia ant stalo yra visokiausių saldumynų. Ir daug kiaušinių. Tai ką, nedelsdami galim pradėti. Tai pirmiausia pradėsime nuo didelio kidį kiaušinio. Jau kaip galit matyti. Kvapas tai geras. Galim kvapą dar įvertinti, nes kvapas irgi šiaip neblogas dalykas. Kvapas
kaip pieniško šokolado. Jau iš karto didelis pliusas. Aš vertinu kokiais 8, ne, 9. 9 visgi vertinu. Nu, kvapas tikrai geras, 9. Ir pažiūrim, atidarom. O mes čia lengvai atidarysim klausimus. Tai čia neatsidaro taip lengvai. O, atsidaro visgi. Ir kabaliukas nukrito. Ir... Eik biškai daugiau atsikas. Taip pačiai reikia išimti ir siurprizą esantį viduje pasirodai, ne? O, jezu. Ką žinau. Per silpnas man tas šokoladas. Per silpnas. Žiūrėkim, ką gavom dovanų. Ir mes gavom Hebra, raganosį gavom. Nežinau, ar matysis jums, bet mes gavom raganosį. Va, galėsiu savo dabar pasidėti. Pliusas už raganosį. Žiauriai gerai. Raganosį gavom. Tai dabar antras bus Milkos kiaušinis. Tai pažiūrėjim, kas čia viduj. O, girdžiu jau žirniukus. Bet čia tikriausiai siurprizo kažkokio nebus. Tai, nu, nelabai įdomu. Čia kvapas. Kvapas geras. Kvapas 10 iš 10. Kvapas tikrai 10 iš 10. Pabandom atidaryti. Tas lengviau atsidarė. O, žirniukų matom yra. Na gerai. Nu, Milkai niekas neatsispirs. 10 iš 10. Palaukit. Žirniukai irgi įsiskaito į šitą balių. Jeigu jie nuvils. Ne, nenuvylė. Geri. Bet nebuvo siurprizo gaila. Biški nusivylimas. Gal minusuoti reikia baliukų biški Milkai. Už tą, kad neįdėjo siurprizo, įdėjo žirniukus. Žirniukai neįdomu, siurprizai įdomesni. Kitas kiaušinis yra su patruliais. Gerai, mažiukas kiaušas. Kvapas. Neužuodžiu kvapo. Kvapas tai toks... Ne, neužuodžiu visiškai kvapo. Man įdomu, kaip kiti. Ai, užsiužuodžiai. Užsiuodžiai, aš norėjau tai pasitikti. Nu, kvapas 2 iš 10, atsiprašau. Net 0 iš 10, aš tai net negaliu barti. Nu gerai, kvapo kažkiek yra, bet, nu, silpnai. 2-3 iš 10. Gerai, atidarom. O mes čia turime turbūt čeisą, ne? Pažiūrėsime netrukus. Ir dabar paragaukime, kas čia yra. A, čia biškai viduj geriau kvepia. Jo, viduj geriau kvepia. Nu gerai, pakyla iki 5 iš 10. Nieko ypatingo. Nieko visiškai ypatingo. Šokoladas bandytis padaryti pieniškos. Irgi 5 iš 10. Yra kažkoks jausmas, bet 5 iš 10. O čia turėtų būti galingas. Čia yra KitKato kiaušinis. Tai čia turėtų jau būti labai įdomu. Atidarom KitKatą, pala. O kvapas? Kvapo irgi čia nėra. Bandom atidaryti gal čia. Kažkaip keistai. Kol kas 3 iš 10 kvapas, ne? Nu ne, 4 iš 10 gal. Ui, tu savo kaip kietas. Šiaip tuos kietus reikėtų atskirai vertinti. Bet čia jie dideli, gal dėl to ir kieti jie yra. Tuščias. Siurprizo nėra. Nu, jamajo. A, čia kvepia. Nu, čia toks... Ne, nieko nekvepia. Nekvepia. Kažkoks 4 iš 10 kvapas. O, skonis 10 iš 10. Jau kur KitKatas, tai su skoniu laimi. Jei ne su kvapu, tai bent su skoniu. Oi, ne, nukrito net. Dar noriu paragauti, nes labai KitKatą myliu. Oh yeah, good. O čia tai skonis. Vat už tokius kinderius mes ir kovojam. Gerai, keliavam prie kito, kur bus tikrai siurprizas, nes čia yra... Ai, čia Kidis yra. Kidis praeitas mane biškį apvylė. Kažkokį rinkinį gavom. Jau matau. Kopetėlės matau, jau bus įdomu, žinokit, jau eisim rinkti kažkokią puzlę. Ir dabar palaukit, kvapas. Ne, kažkoks kvapas yra. Nu, kvapas toksai 6 iš 10 lygtais. Nėra intensyvus. Nu, gal 7. 6 iš 10. Ir prakaudam. Nieko gero. Nu, skonis tai prastas, 3 iš 10. O čia gavom kažką įdomaus, kažkokią puzę. Čia jau čia valtį gavom, ar čia batą kažkokį gavom. Na ir keliaujam prie Kinder Joy. Va, Kinder Joy yra legendinis užkandis. Aš atsimenu, per vienas Velykas valgiau jį. Tai man čia buvo fantastiška. Ne fantastiška, o fantastiška. Žiūrim. Oh yes, kvapas. Va čia tai kvapas.
O taip, užuodžiu. Čia Rafaelo, šitas, kur yra Ferrero Rocher. Va čia aš užuodžiu Ferrero Rocher. Oh yes, absoliutus 10 iš 10 kvapas. Paragaujam to pirmo kugelio. Čia skaniai padaryta. Saldu labai. Nutella. Kinder Nutella. Labai saldu. Bet skonis tai tikrai 10 iš 10. Man šitos skonis tikrai 10 iš 10. Bravo. Kinderis ir nenuvils. Ir mes čia gavom princesę. Gavome princesę gavo. Ką man su ta princesė jūsų daryti? O čia gumytė kažkokia yra? Gumytė yra. Čia kažkas įdomaus. Čia užsidės ar neužsidės, man įdomu. Užsidedu ir kas čia yra? Ai, čia ta prasme, užsidėt gali ant pieštuko. What? Ai, čia kažkoks Super Mario. Ai, čia ta princesė iš Super Mario. Viskas aišku. Geriau jau Super Mario būčiau gavęs. Tai dabar mes kitą kiaušinį turim Smarties. Ir čia, žinau, vėl žirniukai yra. Nu, kvapą pabandom. Kvapas. Nelabai užuodžiu. O, lengvai atsidarė. Kvapas tai 5 iš 10 toksai. Kvapų nežaidžiu šitį. O skonis? Septyni iš 10 toksai. Ir žirniukai. Žirniukai yra žirniukai. 7 iš 10. Nieko ypatingų. Kvapas toks 5 iš 10, skonis 7 iš 10. Toliau kitas. Ahazų. Pažiūrim, ką gausim dovanų. Ir jau matau dovanų. Čia yra kažkokia trūba. Aš pirmą pažiūrėsiu, kas čia per trūba, nes man čia įdomiau yra. Pažiūrim, kas čia per trūba. Kas čia yra iš viso? Atspindžio gaudyklį. Dabar užsidėdės ant stikliuko ir gaunasi kažkokia gaudyklį. Nu, galima bus pabandyti. Pažiūrim skonį. Dar pirmą kvapą. Kvapo irgi ne. Nu, blema, kvapos. Tai 5 irgi iš 10. Nieko neužuodžiu. Skonis 8 iš 10. Nieko ypatingo labai stipriai, bet skanu. Pabėgo manu. Ai, paskubėsim jūs. Kas čia dabar? Kinderis. Kinder surprizas turi kuo nustebint. Nes kvapas iš karto užsiuodžia. Bet šitas kvapas, tas Joy labiau kvepėjo. Nes Nutella tenais tokia. O šitas? Šitas yra toksai, biškai atidarysiu geriau. Nu toks 8 iš 10. Intensyvumo nėra kvapo. Gal ir gerai, kad nėra intensyvumo. Nu, o paragaujam. Sunku įvertinti. Visai, sakyčiau 10 iš 10, bet spėju 9 iš 10 bus. Nes man biški trūko. Ir mes gavom dramblį. Turim raganosį, dabar turėsim dramblį. Turim zoologijos sodą. Sekasi, aš galiu pasakyti. Na ir dabar, aišku, tie patys mažiausi margučiai prasidės. Juos reikia kitaip vertinti. O dabar pabandom šituos mažuosius velykinius šokoladinius kiaušinėlius. Pažiūrėsim, ko jie čia verti yra. Čia yra brownie. Toks kvapas lyg būtų toks 7 iš 10. Nu, brownie tikrai nesu gerbėjęs, bet skonis, man sunku pasakyti, gal net 8 galėčiau duoti. Čia nelabai jaučiasi kvapo. Nu, yra toks kažkoks kvapas šito, bet čia popcornas. Nelabai man jis jaučiasi kažkaip. Norėtųsi intensyvesnį. 6 iš 10. Na ir paskutinis kiaušinėlis. Čia jaučiasi kvapas. Čia 8 iš 10 kvapas jau iš karto. Čia sūdyta karamelė. 9 iš 10 skonis. Įvertinom visus kiaušinius, įvertinom visus majonezus ir dabar galite pasižiūrėti, kokie rezultatai mūsų dabar yra. Tai šie produktai laimėjo šių Velykų, kaip sakant, stalo vertinimų rinkimus, bent jau iš mano asmeninės pusės. Jūs galite komentarus parašyti, ką jūs patys rekomenduotumėt pirkti iš majonezų arba iš tokių visokių velykinių kiaušinių. O dabar, kadangi jau baigėsi mūsų ši laida, tai keliamės į anonsą. Kas bus kitoje laidoje? Kitoje laidoje. Nu, druskytės nepagailėtų. Jeigu norit studentai pavalgyti, tai čia šiaip neblogas variantas yra. Aplodismentai.
kažkokie akmenukai, kažkas ten biškiai tarp dantų praėjo. Aš manau, nes šiandien ir bus jis nugalėtojas tarp visų šitų plovų. Trečia laida ir aš jau užstrigau vertinimus. Tai viskas, mielieji. Ačiū, kurie žiūrėjote šią laidą. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, užsiprenumeruoti mano kanalą ir pakomentuoti komentarų sekcijoje, kokius jūs naudojate majonezus, ar kokius valgote ar dovanojate vaikams šokoladinius kiaušinius. O gal galite ir parašyti, apie kokius mėgstate savo patiekalus velykinius, ar kokias turite tradicijas. Tai padėkite augti kanalui, paremkite šitaip. Aš jums linkiu gražių Velykų, gražios jums dienos, gražaus vakaro ir gražaus ryto. Iki!